Taip padaryt. O ne. Ko aš tavo merso raktelius tik suku rankai, nežinau. Ai, aš tavęs ieškau Oho, blaškaus. kokia gėlė. Nu ką, Ramūnai, tai mūsų kolektyvas sveikina tave su gimtadieniu. Tai bandėm spėlioti, kiek tau metų. Aš bandžiau spėti visiškai pro šalį. Žmona tavo tiksliau spėjo. Mergaitės irgi matai klausė. Jeigu klausė, reiškia, nėra taip akivaizdu. Tai, nu ką, aišku, kad sveikatos būtų, kad kantrybės, energijos mūsų darbe to reikia. Ir iš ties, kad būtum tikras draugas mūsų kolektyve, kaip ir yra iki šiol. Tai su geriausiais linkėjimus. Ačiū. Ačiū. Aš tai dar nuo savęs noriu, Ramūnai. Nes aš galiu pasakyti, iš tikrųjų turiu patį geriausią kambarioką. Labai sutampa mūsų bio ir energetiniai laukai. Kažkaip tikrai viens kitą iš pusę žodžio suprantam. Kai dirbam, kai plepam, nors ir retai plepam, bet paplepam. Aš tai kažkaip, man Ramūnas yra iš tikrųjų pavyzdys tos blogos nuotaikos nebuvimo pavyzdys. Ir tos energijos tokios, čia kiekvienas galim pasimokyti. Ir atrodo, ko be paprašysi Ramūno, tikrai nėra buvę taip, kad jisai sakytų, negaliu, jis maždaug duok, pažiūrėsim, tokio entuziazmo tikrai labai daug turi. Tai Ramūnai, kad taip ir toliau. Ačiū. Ačiū. Čia nuo viso kolektyvo, kvietka, tai dabar bučiuokis. Toli per miestą eiti su tokia gėlė bus pavojinga. Sulauksiu draugų. Reikia prašyti, kad kas nors mašiną čia pavarytų. Jau yra jausmas pas tave, tai nerealus. Na ką, kolektyvas, iš tikrųjų, ačiū sveikinimą, esu sužavėtas, jeigu pirmą kartą gyvenime man stalą ruošia, nupuošia, čia žinai, kaip prezidentui nukrauna ir sveikina šitaip nuoširdžiai. Matyt, vertas esi, Ramūnai. Dėkui labai, iš tikrųjų, metų turiu šiek tiek mažiau negu jums atrodo. Nuotaika, darbo stilius, sėkmė, be abejo, tai viskas susijęs su šiuo šauniu kolektyvu, kuriame aš dirbu. Tai yra viskas po dalelytę, iš kiekvieno imu, mokausi, bendrauju, džiaugiuosi kartu. Na ir tiesiog dar kartą noriu dėkodamas sakyti, kad aš esu patenkintas, laimingas ir džiaugiuosi, kad šitokia šventė, vieną kartą metuose savo šventę, galiu su savo kolektyvu tokiu šaunu švęsti ir dar šitaip švęsti. Nuoširdžiai, ačiū. Tau tik kalba sakyti politiką.